Labą dieną, brangūs žiūrovai. Aš noriu šiandien pakalbėti labai svarbią temą, kuri yra štai kokia. Jėzus yra Dievas. Šiuo metu iš tikrųjų yra puolamas Jėzaus dieviškumas ir daug Lietuvos gyventojų, aš įsivaizduoju, neturi šito supratimo. Aš prieš keletą metų kalbėjau su viena moteriške Alytuje prie parduotuvės ir jinai sako, aš skaičiau ir kažkaip tai nepastebėjau, kad šventasis raštas arba Biblija sako, kad Jėzus yra Dievas. Ir aš galiu pasakyti vienareikšmiškai, Jėzus yra Dievas, nes jis pats tai sakė. Tai yra vienas iš mėgstamų klausimų, kuriuos musulmonai iš tikrųjų mėgsto užduoti krikščionims, kada jie pradeda diskutuoti apie Jėzų ir sako, kur Jėzus, kur Jėzus? Kur Jėzus pasakė, kad jis pats yra Dievas. Jisai prieš savo nukryžiavimą, jis atvirai šito dalyko nepasakė. Ir aš galiu pasakyti, dėl labai akivaizdžios priežasties. Jisai žinojo, kad jam reikia numirti ant kryžiaus. Jis turėjo numirti tiksliu laiku, tikslioje vietoje. Ir kada jis tik tai bandydavo užsiminti apie tai, įvykdavo vienas įdomus reiškinys. Žydai iš karto griebdavosi akmenų. Štai du atvejai. Evangelija pagal Joną, 8 skyrius, 58 eilutė. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, pirmiau negu buvo Abraomas, aš esu. Kas vyksta tada? Tada jie griebėsi akmenų. Ir už kelių skyrių, 10 skyrių, 30 eilutė, parašyta Jėzus sako, aš ir tėvas esame vienas. Ir kas vyksta tada? 31 eilutėje mes skaitome, žydai vėl stvėrėsi akmenų. Jėzus suprato, sudėtingas atvejis, reikia apie tai kol kas patylėti. Bet galų gale, aš noriu pasakyti, Evangelijoje pagal Joną, kada jisai prisikėlė iš numirusių, kada jisai pasirodo jiems visiems ir pasirodo netikinčiam Tomui, jisai liepė jam įleisti savo pirštus į jo rankas ir įkišti ranką į savo šoną. Ir kokia yra reakcija Tomo? Tomas sako, mano viešpats ir mano Dievas. Kokia Jėzaus reakcija į tai? Jis pasakė, palaimintas tu, nesitikėjai. Bet dar palaimintesni tie, kurie tiki nematę. Žinot ką, jis nepasakė, Tomai, aš suprantu tavo susižavėjimą, kad aš prisikėliau iš numirusių, bet čia tu jau perlaužiai lazdą. Sorry. Čia jau per daug, atsiprašau. Ne. Jis nekiek nepataisė iš galvo. Aš manau, kad jei aš būčiau jo vietoje, aš būčiau padaręs taip. Maladės, galų gale supratai, ką aš turėjau omeny. Keletą dar vietų, kur Jėzus akivaizdžiai sako, kad jis yra Dievas. Apreiškimo knyga. Jisai pasirodo Jonui Patmo saloje ir štai kai jisai pasako. 1 skyrius 17 eilutė. Išvydęs aš puoliau jam po kojų, tarsi negyvas. Čia Jono reakcija. Kai jis padaro, jis pagarbina jį. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo. Nebijok. Aš esu pirmasis ir paskutinysis. Jeigu tu atidžiai skaitai šventą raštą, Izaijo 41 skyrių 4 eilutėje, tu atrasi žodžius, kur parašyta, aš esu viešpats, arba hebrajiškai Jahve, pirmasis ir paskutinysis. Kas yra iš tikrųjų Jėzus? Yra Jahve apsireiškęs kūne. Ir labai įdomios eilutės yra atrandamos Evangelijoje pagal Joną 1 skyrių 14 eilutė, kurios skamba gana poetiškai, bet aš išversiu jas į lietuvių kalbą. Ten parašyta tokie žodžiai. Ir žodis tapo kūnu.
Pirmoje eilutėje ir antroje mes skaitome, kad tas žodis yra Dievas ir kada mes skaitome iš tikrųjų hebrajiškų supratimu, mes turime išversti šitą, iš tikrųjų eilutė štai kaip. Ir Dievas tapo žmogumi. Ir va čia mes ateiname iš tikrųjų prie tam tikrų prieštaravimų, kur žmonės sako, pala, bet ką Jėzus turėjo omeny, kada jisai 14 skyriui 28 eilutėje Evangelijoje pagal Joną sakė, mano tėvas yra aukščiau už mane. Jeigu tau kilo toks klausimas, aš labai džiaugiuosi, kad galiu atsakyti. Nes mes turim suvokti, kad kada Jėzus įsikūnijo, kada jisai gimė iš mergelės Marijos, jis atėjo su visa dieviška šlove, bet mes matome laiške Filipiečiams paaiškinimą, kur mes skaitome štai, 2 skyrius laiškas Filipiečiams. Nuo 5 eilutės būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, kuris esybė būdamas kas? Dievas nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu. Bet ką jis padarė? Bet jis apiplėšė. Graikiškai ten yra žodis ekenusiam, lietuviškai negražiai skamba. Jis ištuštino save. Tai reiškia, jis atdėjo visą savo šlovę į šoną. Jis apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmones. Taigi, ir kitoje vietoje, iš tikrųjų, jūs galite patys paskaityti laiškas Hebrajams, 2 skyrius, jei neklystu 11 eilutė, kad mes sako, parašyte, mes matome tą trumpam laikui. Kokiam laikui? Tarp jo įsikūnymo ir tarp jo mirties ir prisikėlimo padaryta žemiau nei angelai Jėzų. Štai kodėl Jėzus pasako, kad mano tėvas tuo metu, kada jisai buvo žemė, yra aukščiau už mane. Ir štai kodėl mes žinome kitas eilutės, kad tos dienos nežino niekas, tik tai tėvas, net sūnus nežino, tik tėvas danguje. Kodėl? Todėl, kad būdamas žemėje, jisai buvo apribotas. Tai va, ir aš noriu perskaityti iš tikrųjų keletą ankstyvos bažnyčios posakių. Ta ankstyva bažnyčia, aš turiu menį tai, ką sakė Paulius ankstyvos bažnyčios laikotarpį. Štai, laiškas Romiečiams, 9 skyrius, 5 eilutė. Aš pasakysiu, tai mano mėgstamiausia eilutė apie Jėzaus dieviškumą. Štai kaip jinai skamba. Iš jų, iš žydų, tėvai, iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Ir dabar atidžiai paskaityk, kaip jisai apibūdina, kas yra Kristus. Visiems viešpataujantis Dievas, palaimintas per amžių amžius. Amen. Aš skaičiau graikų specialistų, senovės graikų kalbos specialistų komentarą ir jų nuomonė šiuo klausimu buvo štai kokia. Kaip tu bevartytum, kaip tu benorėtum išversti šitą eilutę kitaip, jos neįmanoma išversti kitaip, kaip tik tai taip, kaip aš ją ką tik perskaičiau, kad Kristus yra palaimintas visiems viešpataujantis Dievas. Tad tu gali pasirinkti arba tikėti Dievo žodžiu ir būti palaimintas, kaip tapo palaimintas Tomas, kada įsitikėjo, kad prisikėlęs Jėzus yra ir jo viešpats, ir jo Dievas. Arba likti savo abejonėse, netikėjime ir būti nelaimingu. Čia tavo pasirinkimas, bet jeigu tu nori iš tikrųjų būti laimingu, jei dar nepadarai sprendimų sekti paskui Jėzų, aš tau siūlau padaryti tą sprendimą dabar. Jis laukia tavęs, jis numirė už tavo nuodėmes, prisikėlė tavo išteisinimui ir tiesia tau savo ranką. Todėl garsiai melskis kartu su manimi ir pasakyk šitos žodžius iš visos širdies. Jėzau, nuplauk mano nuodėmes savo krauju. Duok man naują širdį,
kuris seka tavimi. Dėkoju, kad prisikėlė iš numirus. Jėzau, tu mano viešpats ir mano gelbėtojas. Amen. Ir tu meldėsi šitą maldą, Jėzus įėjo į tavo širdį, gyvena ir tu turi naują dievišką prigimtį. Ir aš noriu pasakyti, kad šitas video yra labai trumpa apžvalga to, ką šventasis raštas sako. Jisai turi, pasakysiu, valandas to, ką galima kalbėti, bet aš tiesiog noriu pasakyti trumpai, bet pabaigai aš noriu pasakyti, ką raštas sako vėlgi apie tą kraują, kurį tu, jeigu tu pirmą kartą meldėsi šitą maldą, sako. Ir jis kalba būtent dar kartą apie Jėzaus dieviškumą. Apaštalų darbai, 20 skyrius, 28 eilutė. Paulius sako štai ką čia. Būkite rūpestingi savo ir visai kaiminiai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis įsigijo savo krauju. Tad šita eilutė sako, kad tas kraujas, kuris buvo pralietos Golgotoje, nebuvo paprastas kraujas. Tai buvo paties Dievo, kuris tapo žmogumi krauju. Ir Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus. Ir ką dabar aš iš tikrųjų prisiminiau, kad yra dar viena rašto eilutė, kuri esą prieštarauja Jėzaus dieviškumui. Ir aš pasakysiu, kad dėja ne visi vertėjai, kurie vertė į raštą, buvo pakankamai įsigilinę į graikų kalbą. Tiesiog didžioji dalis, kiek aš žinau, buvo baigę seminariją, kur, kiek aš žinau, žmonės yra mokomi pusę metų graikų kalbos, geriausiu atveju metus. Ir man taip jau atsitiko, kad aš mokiausi 5 metus Vilniaus universitete. Ir viena iš tų eilučių, kurios esą, iš tikrųjų aš pasakysiu, jos neprieštarauja, bet esą prieštarauja, yra štai kokia. Ir aš pasakysiu iš anksto, išversta neteisingai. Tai yra Apreiškimo knyga, 3 skyrius, 14 eilutė. Laodikijos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia Amen, ištikimasis, tikrasis liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Ir aš pasakysiu, kad dėja vertimas neteisingas, nes graikiškas žodis šiuo atveju panaudotas archė turi 2 prasmes. Jis iš tikrųjų teisingai, viena iš tų prasmių yra pradžia, bet antra prasme, kuri yra žinoma nuo 8 amžiaus prieš Jėzaus Kristaus gimimą. Pirmasis, kiek atsimenu, panaudojęs tą prasme graikų žodį yra Parmenidas ir ta antra teisinga šiuo atveju prasme yra priežastis, Dievo kūrinijos priežastis, arba mes galime išversti šaltinis. Tad, brangiai, Jėzus nėra kūrinijos pradžia, galim pradžia tai, kad jisai buvo to pradininkas. Dabar kita eilutė, kuri iš tikrųjų esą prieštarauja ir yra, pasakysiu, mėgstamiausia Jehovos liudininkų eilutė. Teko man su jais vieną kartą padiskutuoti čia Marijampolėje poezijos parke. Yra laiškas Kolosiečiams. Ir čia dar kartą susidurime dėja su ribotu graikų kalbos žinojimu. Vertėjų dėja pusėje. Taigi, laiškas Kolosiečiams 1 skyrius yra štai koksai. Ir 15 eilutė. Jis, Jėzus, yra neregamo Dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmagėmis. Ir tai kaip žiūri ir kaip išversta šičia, tu galvoji, akivaizdu, Jėzus. Labai didingas, kaip sako, beje, Jehovos. Bet tiesiog pirmas iš kūrinių. Čia susidurėme iš tikrųjų su viena problema. Numeris 1 jau pati eilutė
jeigu mes į ją nuosekliai žvelgime, užduoda klausimą. Kūriniai yra nepagimdomi, nes čia parašyta kūrinijos pirmagimis, bet sukuriami. Ar tiesa? Logiška. Ir kita problema yra tai, kad kita eilutė iš karto po to 16, nes juo sukurta visa. Nejaugi Dievui reikėjo sukurti kūrinį, kad per tą kūrinį sukurti visą kūrinį. Visą kūrinį. Aš pasakysiu, tai visiškai nelogiška. Ir problema su šita eilutė yra tai, kad šiuo atžvilgiu yra štai kas. Teisingai išversti šitą eilutę. Aš vieną kartą skyriau 1 valandą, kad iš tikrųjų atknisčiau šitą dalyką. Yra tai, kad tiksliai išvertus šią eilutę būtų štai kaip, kad Jėzus yra pirmagimis palyginus su visa kūrinija. Jisai, ir tai yra, aš galiu pasakyti, graikiškai aš esu senovės graikų kalbos žinovas, aš nekaltas dėl to, aplinka kalta, aš tiesiog baigiau. Jis yra pirmagimis. Kieno pirmagimis? Tėvo pirmagimis. Tai yra Dievas, kuris yra palyginus su visa kūrinija pirmagimis, kuris yra, mintis štai kokia yra, kuris yra virš tos kūrinijos ir kuris ją valdo. Tad, brangieji, raštas vienareikšmiškai sako, kad Jėzus yra Dievas. Ir mes niekaip negalime padaryti jokios kitos, kada mes žiūrime visą raštą, išvados, kaip tik šią. Jėzus yra visiems viešpataujantis Dievas. Todėl būkite palaimingi ir būtinai pasidalinkite šituo video, nes aš tikiu, kad Lietuva bus išgelbėta. Ir tu gali prisidėti prie to, pasidalinta šituo video. Ačiū už žiūrėjimą ir palaimingos dienos iki pasimatymų. Sudie.